Na, iš tiesų, aš visada pasirenkus esu naujovėm. Emocinė programa yra labai svarbi vaikam. Ir turėjau patirtį su kimočiais, kai maži vaikai augo su kimočiais ir vyresni vaikai su zipiu. O čia staiga atsirado kažkas tai naujo. Ir kai pasiūlė eiti į šitą programą, tai aš iškart sakiau, wow, taip, aišku, išbandyti reikia, nes tai yra nauja ir tai gali būti labai naudinga vaikams. Nauja. Tikrai yra daug naujo. Iš tiesų, tai nereali programa, tai yra per istorijas. Tai vaikai sėdi, klauso tų istorijų ir jų tokios emocijos. Tai labai džiugina, kad jie išdrąsėjo, kad jie laukia tų istorijų, kad jie nori, kad skaitytumėm ne 3 kartus, kai būna ten per savaitę 3 pamokėlės, bet daugiau. Ir labai diskutuoja. Jau ypač dabar, metų pabaigoj, tai jau negalim sustabdyti, tą pusę valandos išauga į valandą ir niekaip jų nesustabdysim. Tai jie tikrai ir nežinau, gal dar užduosit klausimų kokių, kad aš neįsivažiuočiau į priekį. Vat rinkau aš šitas knygas, rinkausi, žymėjausi, galvojau, kurią čia pasakyti knygą. Ir žinokit, nėra tos ypatingos. Jos visos labai geros. Jos tikrai visos, kai kurios virkdina, kai pavyzdžiui buvo knygutė Kas nutiko mano seneliai. Mūsų vienos mergaitės mama serga vėžiu ir skaitėm tą knygelę ir net dabar graudinuosi. Tai iš tiesų, tai buvo kažkas tai tokio. Ir vaikai žino apie tą mergaitės ligą ir po tos knygos visi kažkaip iš karto sako, Daina, bet tu irgi verki. Sakau, verkiu. Ir iš karto barsai, tai gerai, paverk. Sako, taigi reikia paverkti, galima paverkti. Ir kas išmokė šito vaikus? Knygos. Mūsų knygos, kurias mes visus metus naudojom. Tai tokia šaunė. Toliau buvo, kur tėtis skaitė. Iš tikrųjų, sunkumų sudarė, pas mus nėra darželiuose dar integruotų vaikų iš kitų šalių. Labai mažai. Ir pavyzdžiui, Zolos duona, kaip reikia dalintis, ten yra nuostabi knygelė, tai vaikam labai buvo tos religijos, jie nesupranta tų religijų. Ir jiem vaikiškai išaiškinti yra iš tikrųjų sudėtinga. Bet mes radom išeitį. Mes dabar keliaujam visą mėnesį per pasaulį ir eisim per visas šalis ir kiekvienoje šalyje yra vis kitokia religija. Tai sugrįšim prie šitos knygos ir tas religijas pakartosim. Tai o tėtis pas mus buvo atėjęs apie taikos formą, čia vėlgi buvo įvairiausių šalių žmonės, irgi surištas su religijom. Tai labai bijojom, galvojom, kaip šitas tėtis. Bet tėtis buvo drąsus, jisai yra savanoris. Ir sako, duokit man tas knygas. Aš galvoju, duoti čia tas knygas, neduoti, kažkaip čia, nežinau, nepasitarėm su rengėjais. Paskui su kolegė pasitarėm, sakom, duodam ir tą knygelę, duodam ir šitą. Ir jisai pasiėmė porai dienų, atnešė ir sako, aš sutinku ateiti. Gerai, pasakėm, kurią valandą ateiti, ir jisai vaikam labai aiškiai ir netgi su pavyzdžiais sako, žiūrėkit, pas jūs yra berniukas iš Indijos, sako, tai jo irgi kitokia religija. Tai ir jam labai pasisekė ir vaikai, aišku, klausėsi ko gero geriau negu mūsų, nes tai buvo tėtis ir tai buvo vyras, bet ir šiaip per visas pamokėlės būna mirtina tyla. Ir tos diskusijos tokios, kartais tyli ir tik taip makt kas nors ir labai gražiai pasako. Ir tų vaikai, tie, kurie tyleniai buvo, turėjo mergaitę, kuri 2 metus turbūt nekalbėjo, tai per šią programą, maždaug nuo vidurio programos, jinai kiekvieną kartą į diskusinį klausimą visada pasako, atsako ir kalba. Vaikuose, kas nustebino, vaikai pasidarė, netgi nepasidarė, tas žodis turbūt netinkamas, jie tapo labai vienas kitam paslaugus. Vienas kitam padeda. Jeigu kažkam kažkas atsitiko, nugriuvo ar kažkas, jau žiūrėk, 4 pribėgo, klausia, o kas tau, ar tau skauda, o ko aš tau galiu padėti.
arba susipyko su draugu, vėl ramina, tai dabar tu su manim pažaisk, sako, nes, sako, nu tegul apsiramina. Toliau kas nors susijaudina, kažkas tai pradeda verkti, kitas pribėga, sako, taigi kvėpuok, taigi žinai kaip kvėpuoti. Tai vat nesitikėjom to, nes kaip iki šiol jie ėjo su kimočiais, ten irgi tos emocijos mes įvairiais būdais stengiamės išsiugdyti, bet nebuvo dar to. Galbūt jie buvo mažesni, nežinau, bet man atrodo, kad čia tos knygelės, nes jos labai pamokančios. Kiekviena knygelė savaip, kiekviena apie kažką ir tikrai vaikams duoda labai daug. Patinka, jiems patinka darbeliai, ypač kai būna kokie nors smagus, kai ten dinozaurai, ten vamzdžia. Žodis užstrigo. Iš mūsų neištarė tą žodį. Taip, tai vat, ir dar buvo, šiaip jiems nebuvo labai įdomu tos pamokėlės, kur be knygelių. Ten biški sudėtingiau, jiems ten tas emocijų klijavimasis, nors jie kiekvienas turi tas nuotraukytes, jau žinokit, pusę metų jie nebesiklijuoja, nes visų labai geros nuotaikos, nei vienas neateina blogos nuotaikos, tai kai sakai, nu galbūt tau čia šiandien kažkas, ne, čia nereikia, sako. Tai vat irgi turbūt programos dėka. Ir dar vat iš tų, kurie vaikam nepatinka, kur sakiau, kad be istorijų, tai labai patiko apie smegenis. Ir pasijuokėm, sugalvojom, kad sakom, išaiškinom ir jūs paklauskite tėvelių, ar jie žino, kaip tie smegenys atrodo, iš ko jie ten sudaryti. Ir kaip nustebom, galvom, neklaus, jiegi nepasakoja, vaikai nemėgsta tėvam pasakot, ką jie veikia darželyje. Bet kai atėjo kitą rytą, nu Daina, aš paklausiau, mama nežino, smegenys ir viskas, sako. Nu va, tai jie taip didžiavosi, kad jie daug žino apie tos smegenis. Tai darbeliai irgi labai, ir paišdykavimai tie visi, kurie ten būdavo žaidimai įvairiausi, viskas patiko. Ir vat dabar darželį tokias davė mums skrybelės ir yra apie darželį, sako, nu, jūs ne prieš mokyklinukai, bet pabandykit atsakyti, nupiešti. Ir klausimas buvo, ką žinau apie darželį. Tai vat vakar jau kai kurie vaikai piešė ir vienas vaikas sako, taigi mokytojos dirba su mumis, kad mes žinotumėm, kaip elgtis. Jie sako jausmus, sako, kokius mes turim turėti. Tai buvo labai irgi įdomu, kad atkreipė dėmesį, kad vis tik tai emocijos, jausmai yra svarbu ir tas darželis kažkiek tai prisideda, net vaikai tą supranta. Tai jau aš turbūt ir minėjau, kad jie yra pasikeitę, jie yra išdrąsėję, jie pasitikė jėgomis, kaip ten, vėlgi pamirštu pavadinimus, tuoj pasakysiu, kurioj knygutėj, kas būtų, jeigu būtų. Kaip apie sesės, kurios viena išdrįso, kita neišdrįso, lygiai taip pat ir pajautėm vaikuose, kad tie, kurie neišdrįso, dabar yra drąsūs ir bando, nebijo, moka nusiraminti, žodžiu, pokytis labai didelis. Be abejo išbandyti. Būtinai, nes knygos, kiekviena istorija, aš net duočiau suaugusiems paskaityti kai kuriems šitas knygas, ne tik vaikam, nes jos tokios efektyvios, tokios nuostabios ir tikrai kiekvienas gali perskaityti. Mes vat net su kolegė, kai vieną savaitę viena veda, kitą savaitę kita, tai nepraleidžiam tos knygos, kurios nevedėm, būtinai paskaitom, nes iš tiesų, tai yra ir mum labai daug duoda. Nebijoti, neišsigąsti, bandyti, pasitikėti tiek savimi, tiek vaikais. Jeigu pradžioj vaikai ir patylės, tai paskui tikrai kalbės ir tikrai pamatys labai didelį pokytį vaikuose. Na, turbūt man nelabai buvo, nes aš jau sakau, daug metų dirbu ir su Zipiu, ten mes išmokom kaip ir neatsakinėti už vaikus, nes čia tas klausimas, savaitės klausimas vaikam, tai kai vaikai atsakinėja, taip ir norisi sakyti, nu taip, arba tu neteisus. Bet jau aš šitą perlipus buvau, kai dirbau su Zipiu, tai man buvo lengviau. Mano kolegiai tikrai, kiek kalbėjomės, nesako, sunku pradžioj buvo. Tikrai sunkumas, kaip neatsakyti už vaikus. Nes norisi, jeigu vaikas neteisus, norisi atsakyti, o iš tiesų ten nėra teisingo ir neteisingo atsakymo. Tai kaip ir toks iššūkis, manau, mokytojom bus ne vienai.
bet jį labai lengva nugalėti, kai pamatai, kaip vaikai fantazuoja, kiek jie kalba ir ką jie sako, tai yra kažkas tai nuostabaus. Už tai, kad pasiryžom, už tai, kad priėmėm iššūkį 3 pamokėlės per savaitę, nes tai yra iš tiesų daug pagal visas veiklas, kurias mes darom. Pradžioj, kaip sakom, niekaip mes čia tų 3 pamokėlių nepadarysim, bet perlipom per save, radom laiką visur kur ir išvykose, ir lauke, ir grupėje, ir jeigu blogas oras, tai norim sau padėkoti už tai, kad nepraleidom šitų pamokėlių nei vienos, kad sugebėjom įveikti viską, kad sugebėjom ir paverkti, ir neverkti. Žodžiu, mums dėkojame sau, kad priėmėm šią programą, šią naujieną. Tikrai nesijautėm įspraustas, tikrai turėjom galimybę improvizuoti visaip kaip ir sakiau, dar improvizuosim čia, keliaudamas per pasaulį dar 3 kartus turbūt skaitysim tą pačią knygelę, kadangi yra tokių, kur keliaujam. Ir labai ačiū Ernestai už tas kiekvieną mielą ketvirtadienį pasakojimus, ką mes turėsim daryti kitą savaitę. Aš sakyčiau, kad jeigu būtų reikėję iš vakaro ar ten prieš dieną paskaityti, kas ten parašyta toj knygeliai, turbūt ne visada paskaitytum arba prabėgom taip, brūkšt ir viskas. Ir nebūtų tokios pamokėlės geros, kaip pasižiūrėjus, kokių priemonių reikės, ką pasiruošti, ką pirmą savaitę darysim, ką antrą savaitę, pasiplanuoti, kurią dieną ką daryti, nes bent jau mes neturėjom konkrečių dienų, kada bus tos pamokėlės. Tiesiog naudodavomės progą, kada turim laisvesnio laiko, kada kažkur einam ar kažkas tai ir nežinodavom, pirmadienis tai bus, antradienis ar trečiadienis. Turėjom kolegę, kuri darydavo visą laiką iš ryto, pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Tai čia kiekvieno pasirinkimas, bet iš tiesų tie ketvirtadienio įrašai labai padėjo pagalvoti, ką darysim būtent toj pamokoj.